užduosiu klausimą esminį, kieno yra Krymas. Ir pagal tai pamatysim, kas esi tu. Kas? Krymas. Jis okupuotas. Okupuotas Ukrainos? Ne Ukrainos, nu rusų agentūros. Okupuotas kariuomenė rusų. Tai kieno Krymas? Dabar Krymas yra okupuotas rusų. Kieno yra Krymas? Pasakykit, kieno yra Krymas? Kaip čia pasakyti, okupuotas Rusijos, o teisiškai dar Ukrainos. Kieno yra Krymas? Vienareikšmiškai Ukrainos, turbūt mes nepakeitėm dar Ukrainos teritorinio vientisumo. Kieno yra Krymas? Man labai gaila, bet šiandien ten viešpatauja okupantas. Kieno yra Krymas? O kieno yra Lietuva? O kieno yra Lietuva? Nedarykit gėdos. Jūs net nežinot, kas tai yra Lietuva, jūs nežinot, kam priklauso Lietuva. Kaip jūs taip? Kieno yra Krymas? Aš esu tikras, iš pradžių reikia klausti žmonių, tie, kurie ten gyvena, nes tai yra tų žmonių teritorija yra. Ir dabar, aš esu sąmoningai sakau, kad Krymas yra Krymos gyventojų. Kieno yra Krymas? Paklausti žmonės, Krymo žmonės, kurie ten gyvena. Ką jie nori, su kuo jie nori. Kieno yra Krymas? Tai kas šiandien tvarko Kryme? Kieno pasus šiandien nešioja Krymo žmonės? Kieno vėliava kaba, reiškia, virš Krymo šitos? Tai jūs debilai ar tik tai įsivaizduojat, kieno Krymas? Rimtas klausimas. Kieno Krymas? O Jėzu, kieno Krymas, aš vis Jo, aš galvojau, kada čia tas toks klausimas bus. Tai kieno Krymas? O tai dabar... Jūs išsisakinėt nuo klausimo, aš matau, jūs tempėt. Man trūksta informacijos atsakyti šitą klausimą. Jūs tikrai savo protė? Tai kieno Krymas? Reikia turėti... Tai kas ten gyvena? Rusai ir ukrainiečiai? Ten gyvena Krymo gyventojai. Vat jų reikia paklausti, vat jų reikia, ne mane reikia klausti, o jų reikia klausti, kodėl jų niekas neklausia. Vat man įdomu. Kieno Krymas? Nes klausimas yra, atsiprašau, reiškia, debiliškas. Neišsigaskite, kai jums užduoda kažkas tokį klausimą. Atsakymas yra elementarus. Krymas dabar yra Rusijos. Nediskutuotinai ir nebejotinai. Krymas dabar yra Rusijos sudėtinė dalis. Buvo Krymas, buvo Ukrainos dalis. Buvo Krymas, TSRS dalis. Buvo Krymas, carinės Rusijos dalis. Buvo Krymas, Krymo chanatas buvo. Bet tai viskas buvo, o dabar Krymas yra Rusijos. Tarybų sąjunga, kada byrėjo, Krymas priklauso Ukrainai. O svarbiausia, jų reikia paklausti. Jų reikėjo paklausti tada, kada Krymą perdavė Ukrainai. Kodėl nepaklausti jų, ar jie nori ten ar ne? Ir dabar žiūrėt į istoriją, kas ten buvo, tai dar ir Osmanų imperiją prisiminkim. Nu palaukit, tai Krymas prieš tai, kol jisai tapo totoriu, jisai buvo skitų, dar anksčiau graikų jisai buvo ir kieno tik dar ten jie nebuvo, suprantate? Tai tas Krymas per 100 metų ten įvairiausios tautos gyvena. Bet jeigu mes imsim dabartinį laikotarpį, tai sakykime, dauguma žmonių ten jau prieš antrą pasaulinį karą sudarė Rusai. Paklauskim savęs, kodėl mes nepripažįstam teisės tiem žmonėm į apsisprendimą, tuo labiau, kad ta teritorija, Krymas šiuo atveju, visiškai kitaip, voluntaristinių sprendimų Chruščiovo buvo prijungtas, atimtas ir prijungtas prie Ukrainos. Chruščiovas, bet aš noriu 54 metais, bet per vieną naktį paėmė pen, nepaklausė žmonių. Aš esu tikras, iš pradžių reikia klausti žmonių, tie, kurie ten gyvena, nes tai yra tų žmonių teritorija yra. Ir dabar, aš esu sąmoningai sakau, kad Krymas yra Krymos gyventojų. O kodėl mes nepripažįstam tada Krymo tiem, ne tik rusam? Tas skaičius, kur ten 96% nubalsavo už prisijungimą arba tiesiog už grįžimą atgal į Rusijos sudėtį. Kas nors gali pasakyti, kad ten sufalsifikavo, kad čia gal tie skaičiai neteisingi, bet aš labai atidžiai stebėdamas procesus ir ten, ir pačioje Ukrainoje daugelį jau dešimtmečiais aš ten stebiu. Aš linkęs tikėti tai skaičiai. Matydamas tą džiaugsmą žmonių,
Tarp kitko balsavo už tai ne tik rusai, balsavo ir ukrainiečiai. Ir aš balsavau už konstituciją Lietuvos. Žinokit, rankomis ir kojomis už to, kad ten surengti referendumą ir paklausti žmonės, Krymo žmonės, kurie ten gyvena. Vilniaus krašte okupuotame irgi vyko referendumas. Jį boikotavo lietuviai, gudai, žydai. Želigovskininkai padarė ir vaidino, kad tai referendumas. Taip negali būti okupuotai šalyje referendumas. Suprantat, norint šitam pasaulyje išlikti, aš jums pasakysiu, ir rasti tą balansą tarp rytų ir vakarų, reikia mažiausiai žiūrėti blaiviai į tai, kas darosi. Ne taip, kaip mums norisi. Mums, paaiškiai, kažko norisi, o taip visiškai nėra.